Draugai, sveiki visi. Šiandien mes pakalbėsim apie situaciją, kada mergina sako mums, padarykime pauzę, man reikia šiek tiek laiko pagalvoti. Kągi tai reiškia iš tikrųjų? Pradėkim iš karto nuo punktų. Punktas numeris 1. Visa valdžia santykiuose jau priklauso moteriai. Būtent ji sprendžia, ar jūs bendrausit, kada paimsit pauzę, ar jums nutraukt bendravimą. Jūs jau praleido tuos pirmus skambučius, signalus, kurie jums signalizavo, kad stiprią poziciją santykiuose jūs jau praradot. Jūsų reikšmingumas santykiuose jau yra stipriai sumažėjęs, o jūs nieko su tuo nedarėt ir laukiat, kol viskas išsispręs savaime. Punktas numeris 2. Ji jau neturi baimės tave prarasti. Moteris niekada tokios frazės nesakys, jeigu galvos, kad tai prives prie to, kad jūs ją tiesiog pamiršit. Jūs jau davėt jai priežastį galvot, kad be jos jums bus labai blogai. Punktas numeris 3. Ji nemato tavyje stipraus vyro. Vienareikšmiškai. Ji nebijo, kad momente suveiks jūsų principas kažkoks ir jūs išeisit. Ne. Ji užtikrinta, kad jūs sėdėsit ir paklusniai jos lauksit, kol ji apie kažką tenais galvos. Punktas numeris 4. Iš tikrųjų, moteris jau dabar planuoja, kaip išeiti šitų santykių. Bet su kuo mažiau skausmo pačiai savo. Tai raktinis momentas, draugai. Moteris nesiruošia apie nieką galvot, kai paima pauzę. Galit būt užtikrinti, kad kada moteris jums sako, kad ji neužtikrinta savo jausmuose, jei ten reikia laiko pagalvot, paimim pauzę ir panašiai, žinok, draugiam ji jau pasakė. Žinai, o su Roku aš būt nenoriu. Kodėl tai sukelia jai mažiau skausmo? O todėl, kad staigiai nutraukti ryšį, kažkaip nekomfortiška. Ir todėl šitas procesas tarsi išsitempia laike. Punktas numeris 5. Egzistuoja tokia galimybė, kad pas ją yra naujas kandidatas arba kažkokia nauja simpatija. Čia ta pati situacija, kada ji tarsi daro pasirinkimą, tarsi dar nėra užtikrinta ir va čia ji atitinkamai ima pauzę, kad tas naujas bičas turėtų sąlygą save parodyti. Arba galutinai prarasti visus šansus. Čia yra 2 variantai veiksmų. Ką įprastai vyrai daro? Žinoma, tai nebus teisingi variantai. Variantas numeris 1. Vyras tiesiog plaukia palei srovę. Jis nuolankiai laukia, kol moteris pagalvos, padarys savo sprendimą. Variantas numeris 2. Vyras pradeda isterikuoti, kelt skandalą. Pradžiai jis gali sutikti padaryti pauzę, tada po 2 dienų pradeda ją įrašinėti, pasakys, kad labai stipriai ją myli, prisipažins jausmuose, pabandys kažką ten su moterim susitarti, pabandys padaryti kažkaip įtaką jos sprendimui. Bet abu variantai, žinoma, yra pasmerkti nuo pat pradžių. Ir prie pirmo, ir prie antro scenarijaus niekas su jumis santykių tęsti neplanuoja. Bet taip, būna atveju, kada santykiai po pauzės iš tikrųjų kaip ir atsistato. Bet patikėkit, draugai, jie atsistato prie tokių pozicijų, kad jau labai greitai jie vėl jūs paliks. Ir žinot, kur čia yra pagrindinė klaida? Jūs duodat jai galimybę pasiekti tą sotumo jausmą. Moteriai prieš skyrybas, kada jau abejoja dėl savo jausmų jums, jai svarbu yra pajausti tą sotumo jausmą, prisisotinimą. Jai svarbu pajausti, kad jūs jau galutinai jai nusibodot. Ir kada jūs darot vieną iš šitų 2 variantų, jūs pilnai ją persotinat ir ji jau neabejoja savo sprendimu netrupučiu. Taigi ateityje jai bus tik lengviau jūs palikti. Reiškia šitą frazę, paimkim pauzę, man reikia laiko pagalvot, mes priemam ne kaip paskutinį skambutį, ne kaip įspėjimą, o kaip faktą to, kad čia ir dabar jūs bando nusimesti. Ir būtinai tą padarys. Čia jau yra priimtas sprendimas. Tiesiog parašas dar nepadėtas. Dokumentai ten, žinot, kažkur užstrigo, ilgai keliauja. Kas mane labiausiai stebina šią temą? Mane stebina tas vyrų užsispyrimas, ryžtas, noras kažkaip su moterimis susitarti, bandant ten su ją kažkaip suartėti. Aišku, kad čia yra tiesiog baimė prarasti žmogų. Jeigu mes kalbam apie sprendimą tokiai situacijai, ką reikėtų daryti? Visi nori išgirsti kažkokią konkrečią rekomendaciją.
Draugai, tai yra labai individualu. Nėra vieno kažkokio recepto, kuris dabar jums visiems tiks. Čia yra daugybė faktorių, kuriuos mes turim turėti omeny, darant kažkokį tai sprendimą. Bet yra du fundamentalūs momentai, kuriuos mes būtinai turim padaryti prie bet kokių aplinkybių. Pirma, tai mes nelauksim kažkokio jos atsakymo, finalinio sprendimo. Patikėkit, mūsų tenais niekas nelaukia. Antras momentas, mes patys kursim distanciją. Tai gali būti gana staigu ir radikalu. Gal mes patys su jie išsiskirsim. Čia jau nuo situacijos priklauso. Bet atstumą mes tikrai bandysim sukurti. Čia mes turim perimti iniciatyvą į savo rankas. Tai yra būtinybė. Buvo kelios užklausos, kada vyrai kreipdavosi būtent pauzės metu. Jeigu atvirai, man nepatinka, kada vyrai kreipiasi, kada pas juos formaliai santykiai dar egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad jie labai bijo kažką daryti. Labai bijo. Ir turbūt, sakyčiau, kokiuose 7 procentų. Jie arba visai tavęs neklauso, nesiryžta kažko daryti, bando ten savai pasikalbėti, dar kažką. O jeigu nesuveiks, tai jau tada padarysiu taip, kaip sakė Agatas. Va. Arba jie paklauso tavęs, bet paskui pasiduoda, tiesiog neišlaiko tos įtampos. Kuom viskas pasibaigė? Pasibaigė tuom, kad galų gale karieta sudaužyta. Agatai, viskas labai blogai, tu buvai teisus, todėl man ir nepatinka bandyti įtikinti žmonių kažkaip elgtis. O kada vyras jau viską prarado, tai ko čia gali bijoti? Jis jau atviras bet kokiems pasiūlymams. Ir tai yra nuostabu. Noriu dabar išskirti raktinę mintį. Jeigu jūs jaučiat baimę prarasti žmogų, stipriai išreikštą baimę, pilnaverčio rezultato jūs nepasieksit. Kodėl? Juk daug tokių istorijų buvo, kada vyras sekė to plano, kurį mes jam paruošėm. Mes sulaukdavom kažkokio teigiamo rezultato. Moteris su mumis taikėsi ir priėmė mūsų sąlygas. Bet jam ant kaktos buvo užrašyta, kad jis kentėjo ir laukė. Matosi viskas iš veido, iš balsų, iš žvilgsnių. Ir savaitė nepraeina, kada vyras vėl kažkur suklysta, vėl grįžta praradimo baimė, kuri verčia jį priimti skubotus sprendimus ir viskas grįžta į savo vėžes. Supraskit, kad baimė prarasti ir yra iš esmės pirminė priežastis, kodėl moteris jūs palieka. Juk būtent dėl baimės prarasti, tu pradėjai jai skirti daugiau dėmesio, daugiau finansų, resursų, tapai daug nuolankesnis, pradėjai prie jos derinti, bandėjai įtikti, gyvenai jos gyvenimą, pavydėjai ir taip toliau. Visa tai yra paremta baimė prarasti. Tai yra pagrindinė priežastis. Ir panaikinti šitą baimę mums turi būti pirmas prioritetas. Ne tik dėl mūsų asmeninės ramybės, bet ir dėl pilnaverčio rezultato pabaigoje. Kaip tik neseniai buvo situacija, kada mergina vyrui sako, man reikia laiko pagalvot, ten aš neužtikrinta, reikia pauzės. Ir ką mes sugalvojom padaryti? Ten jau individualus variantas. Nieko. Mes tiesiog pradėjom ignorą. Mergina jau 4. ar 5. dieną tos pauzės, kurią mes patys pasirašėm. Kažką jam parašė. Mes neatsakėm. Praeina diena. Ji klausė, o ko tu tyli? Kas vyksta? Tylim toliau. Tu ką mane ignoruoji? Tylim. O paskui įdomiausia dalis. Viskas. Aš priėmiau sprendimą, mes skiriamės. Bet mes juk suprantam, kad ji tiesiog bando mums pagrasinti. Tylim toliau. Pabaigoje, taip, ten buvo šiokios tokios provokacijos, bet tai nėra labai svarbu. Esmė tame, kad po 2,5 savaitės mergina iš ignoro išeina su žodžiais, kad ji nori vėl būti kartu. Bet tai vėlgi labai individualu, kokius sprendimus mes priėmam. Nėra vieno teisingo recepto. Kažkur mes galėjom pasielgti daug žiauriau ir radikaliau. Kai kur atvirkščiai, galėtume būti lankstesni ir lengviau į visą tai žiūrėti. Negaliu duoti kažkokio vieno patarimo, kuris tiks visiems ir kiekvienam. Taigi, kokias išvadas mes galim padaryti? Pauzė tai jau tas periodas, kada moteris nori nutraukti santykius su tavim. Tu jau viską praradai, todėl tą baimę prarasti reikia tiesiog utilizuoti ir viskas. Tu šalia moters jau nebeturi viskas. Mes nelaukiam pauzės pabaigos. Niekas ten mūsų pabaigoje nelaukia. Mes visada veikiam iš anksto.
Kaip veikti, ką daryti, tai jau individualu. Bet 100% reikia nuo moters atitolti. Garantuotai. Kodėl mes pasirinkom būtent ignorą? Tuo atveju, apie kurį aš pasakoju. Dėl, kad atsakomybė buvo grinai ant merginos pečių. Ji paėmė pauzę, ji inicijavo šį precedentą. Ir ignoro metu jos kalties jausmas tik tai augo. Ji pyko ir ant savęs, ir ant vyro, ir ant pačios situacijos. O tai, kad ji bandė mums pagrasinti, sakyti, kad mes skiriamės, tą darydama, ji tik dar gilesnę duobę savo išsikasi. Ir tai yra nuostabu. Kartais vyrai intuityviai pasielgia taip. Mergina paima pauzę ir jie rašo: ne, aš su tavim skiriuosi. Iš tikrųjų tai nėra optimalus sprendimas. Kodėl? Moteris atsakys: okei. Ir jūs tiesiog pyksit vienas ant kito. Ar gali tai atnešti rezultatų? Gali. Bet dažniausiai vyras neišlaiko įtampos, pasiduoda jau po kelių dienų. Ir viskas bus tik dar blogiau. Jį paskui moteris dar ir apkaltins dėl viso šito. Optimaliu variantu aš to visgi nepavadinčiau. Bet tai yra geriau negu tai, ką vyrai daro įprastai. Kada jie tiesiog kažko laukia ir galų gale jos palieka. Draugai, mes turim būti situacijos šeimininkai. Visus sprendimus, galutinius, turim priimti būtent mes. O jei tu turi kažkokią konkrečią situaciją, tai parašyk man e-mailą. Ir bandysim jau su tuo dirbti, kažkaip spręsti. Ačiū, kad žiūrėjote.